Mokėkitės apsispręsti greitai. Neryžtingumas gali būti destruktyvus, nes mes pernelyg bijome priimti neteisingą sprendimą. Būtent todėl daugelis žmonių spręsti palieka kitiem. Tu sugalvok, ką valgysim, kaip sakai, ar mums verta eiti į kiną. Ką manai, ar ši palaidingi netinka prie šių kelnių. Gebėjimas greitai priimti sprendimą yra įprotis, kurį galite išsiugdyti pats. Vieną savaitę pamėginkite spręsti greitai. Štai kelios galimos užduotys. Nukeliaukite į naują vietą ir patyrinėkite nepažįstamus maršrutus. Vartydamas valgiaraštį užsisakykite pirmą patiekalą, kuris kris jums į akis. Jei prekybos centre ant lentynos rikiuojasi daugybė ieškomos prekės rūšių, imkite pirmą pasitaikiusią. Mokykitės priimti sprendimus greitai, pradėkite šiandien pat. Nustebsite, kaip puikiai jums sekasi ir koks laimingas dėl to jaučiatės. Geriau priimti neteisingą sprendimą, nei iš baimės nespręsti apskritai. Mošė Maimonidas.